tai sirguliuoji. Žiauriai seniai. Ketvirtadienį reikės pasveikti. Klausau. Labas vakaras. Labas vakaras. Kęstas Milius iš Baltic Young Association patrukdė. Gal galima keletą minučių sutrukdyti? Aha. Ponė ar panelė? Panelė. Turite 18 metų jau. Taip. Esate balso teisę turite, kaip suprantu. Taip. Labai šaunu. Beje, kai praėjusi rinkimai, aktyviai dalyvavote, ar ne? Nu, tai pusiau. Pusiau, ar ne? Labai malonu. O taip, aš esu štabo pirmininkas Kęstas Milius ir mes tiesiog, jau pradedam savo veiklą, nes kaip žinia, kitų metų pavasarį bus prezidento rinkimai. Ar žinot? Panelė, ar žinot? Klausau. Alio, ar susikalbu? Aš nesusikalbu su nieko čia. Dabar galite kalbėti, jau girdžiu. Galiu kalbėti, ar ne? Aš klausiu, ar žinote, kad kitų metų pavasarį bus prezidento rinkimai? Žinome. Tai vat, mes esame tokia kompanija, kuri balotiruoja Rolandą Zuoką į prezidento postą. Rolandą Zuoką, atsiprašau. Ar esate girdėję šį žmogų? Rolandą Zuoką esame girdėję, bet ne Roką Zuoką. Aš apie Rolandą kalbu. Taip, aš irgi apie tą patį. Ar jau apsisprendėte, kam balsą atiduotumėt? Tikrai ne už jį. Kodėl? Šiaip nedomina jisai. Nedomina. Ne. Jūs dar nesusipažinusi su mūsų politinė veikla ir idėjomis. Ir mes paskatinamui galime jums pervesti 150 litų jūsų sąskaitą. Taip, jau taip prasideda. Kaip sakot? Tikiu tokiais žaidimais, taip. Panelė, mums reikia jūsų vardo, pavardės ir asmens kodo bei sąskaitos numerio. Mes jau šį vakarą pervesim 150 litų. Netikiu tokiais žaidimais, tikrai. Jums nereikia 150 litų? Ne, man nereikia 150 litų už tai, kad aš balsuočiau už Zuoką. Kodėl? Už Rolandą Zuoką. Ir kas tas Rolandas Zuokas? Jis yra tobuliausias žmogus, šeimos žmogus. Taip. Jis turi dukrą ir sūnų. Šeimos žmonės. Kaip sakote? Kam rūpi politikoje šeimos žmonės? Tiem, kas turi šeimą. Tiem, kas turi šeimą, bet ne visi turi šeimas dar. Arba tiems, kam rūpi pinigai. Bet ne visiems rūpi ir pinigai. Mes gerai, galim pervesti 200 litų už jūsų balsą. Galit pervesti ir 500 litų. Jūs vis tiek nebalsuosite? Ne. O iš kur jūs esat girdėjusi apie Rolandą Zuoką ir kodėl jūs taip nusistačius blogai? Aš nenusistačius blogai, aš tiesiog netikiu tokiais žaidimais, tokiais pinigų pervedimais. O iš kur jūs esat girdėjusi apie Rolandą Zuoką? Iš visur. Pavyzdžiui? Domiuosi politika. Tikrai? Taip. Ar Rolandas Zuokas, sakykit, kodėl jis nepateko į Seimą? Man visiškai neimponuoja. Neimponuoja? Ne. Ar jo veikla, kėslai, politika, kas trukdo jam patekti į prezidento postą? Aš tiesiog jo nesidomiu. Sakykit, visiškai jo net nerinkčiau į prezidentą. Jeigu domitės politiką, sakykit, kaip galvojat, Rolandas Zuokas kokioj partijai yra? Aš sakau, kad aš visiškai nesidomiu Rolandu Zuoku. O, ta prasme, bet jeigu politiką domitės, tai turėtumėt žinoti? Man jis visiškai neimponuoja. Supratau. Taip. FM. Labas, Gustė. Gustė, radio stotis Zip FM, radistai su tavim. Tai pasakyk man, tas Rolandas Zuokas, kas jis toks yra, žinai? Ar nežinai? Gustė. Gustytė, dabar tai raudonuok. Tai žinai, kas yra Rolandas Zuokas ar ne? Jis vis buvęs Vilniaus miesto meras. Ne. Artūras Zuokas. Artūras Zuokas. Buvo Vilniaus miesto meras. Bet ne Rolandas Zuokas. Jo. Tai linkiu tau ir toliau taip pat nuostabiai domėtis politiką. Gero vakaro tau. Iki. Bet čia tai kaip. Protinga mergaitė, aš mane džiuginu.